My name is Ieva Saulīte. I'm an artist from Latvia, and I'm here in Žagarė. And this time I'm doing workshop Altar of Values. This is not the first time I'm here in Žagarė. It's actually the third time, because I was here on first Fringe Festival, and then I did exactly 3 years ago I did another project called Situationship. I mainly work with the materials and things I can find in the spot. And this time it's slightly different, because I usually ask people to donate things that they don't need, but this time things about they actually need. And what this workshop is about is how people imagine future Žagarė. And the reason and this vibe, I would say, of this idea is that there are several complicated events happening around, political events, and also in personal levels we all have things to deal with. So it might seem that everything is going worse and worse, but this workshop is about creating something against it, to create something light, nice and optimistic, and imagine the future of Žagarė. Because Žagarė has like multi-layered history already, and it's changing rapidly. So I would say, yeah, combining all the above, the workshop is about. Workshop happened 2 days. First day was more about how to open creativity and actually processes of thinking. And right now, the second day, workshop is about actually creating a installation where everybody is involved in the creative process. Because it is very important to build a community, and art is one of the most powerful and strongest bridges that can connect people. And you're gonna see the installation for another month, and people will be invited, and visitors are invited to leave also their ideas about what Žagarė should have in the future and what are the values already here, and add to the altar of values their contribution to make Žagarė better in future. My name is Līga, and I'm here in Žagarė together with artist Ieva, and together with the community of Žagarė we created an installation about values of future Žagarė. And yesterday, in the beginning of the workshop, we created a lot of ideas by drawings and by synthesizing ideas in the drawings about the future. What could be future Žagarė, what could be activities for the community. And then, after defining the ideas, we created installation with the materialized objects, the drawn objects and pictures, what symbolize the future of the Žagarė. Mano mama taip gimė, ukrainietė buvo Kijeve, bet žuvo tėvai, tai ją užaugino vokiečių šeima. Oh, wow. Ir paskui mes išvažiavom pas seserį į kitą miestą, jau Kemerį, jau ten jau. O daugai iš Kemerį išvažiavom į Komės susir, kad mama apsigytų. Tai va taip. Ir mano mama mane mokina, bet tada nevyrim tokių barkščių, prastesnių. O kai atvažiavom čia į Žagarę, tai aš pagalvoju, kad kažką pasitobinu, kažką pridėti. Tai sugalvoju. Ir va, kaip matot, reikia pirmą užvirt mėsytę, supjaustyti, nuvirint, nuplauti, paskui vėl užvirint. Ir tada dedasi, dabar dėsim morkus, bulves, pavirins. Tai dabar čia verda mėsytė. Dabar mėsytė verda. O kokią mėsytę čia verda? Čia yra, reikia įdėti biškį kiaulienos ir biškį paukštienos krūtinėlis. Čia sudėti morkus. Aha, ir tiesiai į šitą bliūdą. Ja, čia supilom visus morkutės, kaip jau čia yra supjaustytas. Ir sudedam bulves. Supjaustytas? Ja, viskas smulkiai supjausim, sudedam, uždengiam. Ir tiek va papagalį.
svagūnas įdedam va į čia, į tą ir reikia atkepinti viską kartu. Į tos svagūnas įdedam 2 šaukštus padažus. Ir vėl biškį pakepinsim. Tai dabar išjausim dabar. O dabar šitą supilam visą va čia. Į katiliuką. Dabar pavirė biškį reikia dėti pupelių. Be pupelių nebus skani sriuba. Be pupelių neskani. Ne. Reikia dėti 4 šaukštus. O Dabar sudėsim grietinės. Dedat iš Ja, dedam grietinės. 2 šaukštus irgi reikia dėti grietinės. Taip. Tada va galim sudėti burokėlius. 4, 5. Ja, viskas su norma, viskas su norma. Dukra. Tai va, nukelam. Taip. Sustatysiu biškį tokį. Gerai, taip jau nori. Labai gerai atrodo. Oi. Na, kad išviriau. Tai sužinosim. Kultūra vis dėlto aš pagalvojau vakar, kad jinai gal pats gražiausias formatas. Šalia politikos, šalia mokslų, šalia tokia žmogiška išraiška, kuri vis dėlto ir architektūrą liečia, ir maistą, ir šokį, bendravimą, ir visokias temas gali paliesti, neįžeidžiant, bet gilinantis. Tai... Kažkaip irgi vakar važiuojant čia labai džiaugiausi, kad tiesiog, kad yra tokia galimybė, žinai, atvažiuoti į Žagarę, ar kur kitur, nesvarbu. Bet tiesiog, kad yra sukuriama ta erdvė, kuriai tu gali kažkaip kitaip dalyvauti. Ir žinai, labai svarbu, kad kultūros, pavyzdžiui, padaliny dirba profesionalai, nes labai dažnai būna, ypač provincijoje, kur žmonės neturi pakankamai kompetencijų arba išsilavinimas, tas yra tiesiog iš ministerijų žmonės, ne iš ministerijų, gal iš savivaldybių. Ir tai, kad dirba, žinai, kultūrą atsidavę žmonės ir, pavyzdžiui, vakar pamatyti aparatūrą, apšvietimą, įgarsinimą, žinai, pro. Ja. Tai, žinai, nebesvarbu ta geografija, gal kaip tik viskas labai įdomu tampa visas tas. Dar įdomu, man atrodo. Taip. Pavyzdžiui, didmiesty visai atrodo kiti kriterijai jau taikomi. Ir per kitą prizmę kažkaip vertinti. Man daug labiau patinka užmiesčio teritorijoje patirti kažką. Kažkaip viskas atrodo stipriau, nežinau. Ir viskas įsiprasmina labai, per kažkokius dalykus, dabar eisim blynų valgyti kažkokių su lašiša. Kažkas fotkins gal ar ten kažkas. Ir kažkokie vedarai, ten kraujiniai, dar kažkas, bet tada vakar buvo, reiškia, edukacija vaikam, apie žydų maistą, ar ten kažkas susiję. Tada tas koncertas, tai praplečia tą geografiją ir tą istoriją ir socialinius dalykus paliečia, kur, reiškia, yra... Čia darom, žinai, man taip būna, sako, Diana parašė, sako, čia dar reikia iki naujų metų, čia aš sakau, gal vasarą darom, čia nesąmonė. Šalta, ar bus kas padės, nes vis tiek reikia viską susikrauti, susiruošti. Tai pagal biudžetą darai maksimumą, tai draugas davė fanieros, ir bus skulptūra vieša erdvė. Ir iš tikrųjų objektas yra tik tai kaip karkasas, tik tai penklinė tom natom atsiras. Nes svarbiausia yra, man atrodo, pats skulptūrinis veikėjas, pats svarbiausias dalykas ne objektas, bet žmogus, kad jisai turėtų kur atsirasti. Tai čia skulptūros pagrindas bus ugnis viešoje erdvėje. Tai faina. Teka, šoka, nežinau, labai paprastas dalykas, bet čia yra klojinys, užliesim ir labai smagu, kad prie ugnies mes visą laiką prieinam, labai būna išsitripę. Toks truputį purvelis pasidaro, toksai, žinai, o noris tos pagarbos tai ugniai.
Ir tai yra tokia, iš karto vieta ženklinta, kad susitikt, pabūt ir viešas tai objektas. Ugnis yra, man atrodo, nuo amžių yra viešas toksai dalykas. O čia bus ugnis, tai čia bus įgilinta, šitie visi išsijims, šitose vietose turės atsirast žolė. Hi, Lithuania. I want to present my painting. It's my influence for the connection for two countries, and Peru and Lithuania. This mural, I try to represent my history in this country. No, I love this country. I want to count my experience here. No, I hope to enjoy my work. Thank you so much. I am Judah. So basically, my name is Ilze. I'm from Latvia, and I love building mandalas, and mandalas are the flowers that has no end. But mandala, we build as many lines of petals as we want and however we want. And I always like to imagine that everything starts from the seed, right? Like we plant the seed and then the flower grows. What is my purpose to be here in Jagare? Well, I got invited by Diana to come in and do 2 creative workshops in the town. One was with the children of the school yesterday, and one was we made like mandala outside in the nature. And this one, the second one, was a lantern workshop where the town's community could come and just create an object that will be exhibited somewhere outside later on. I'm just very obsessed about light. I feel like the more light, the better. And lanterns are something that you can, it just makes life more beautiful. They will be hanged out somewhere in a public space. So people, when they are in town, they have that feeling that, they have created something for the local environment, for the local community, that they have participated, and they have, it just creates memories, that you have come together and you've done something, you've created something, and it's beautifully out there for everyone. Sveiki, mano vardas Neringa, šiuo metu gyvenu Paryžiuje, bet jau 15 metų praleidau Prancūzijoje, o šiaip užaugau Panevėžyje, na ir dažnai ilgiuosi Lietuvos. Kaip mano tėtis cituoja Brazdžionę ar kažkokį kitą rašytoją, kuris sakė, kai esu Prancūzijoje, ilgiuosi Lietuvos, o kai esu Lietuvoje, ilgiuosi Prancūzijos. Tai mano tokia panaši jausena. Jaučiuosi labai dėkinga už šią galimybę pabūti Žagarėje ir prisiliesti, kaip vakar įvardinau, prie gaminančių žmonių dūšelių arba maistinių žmonių dūšelių. Man labai lengva įsimylėti gaminančius maistą žmonės, mylinčius maistą žmonės ir mylinčius valgyti, gaminti, kalbėti. Tai tokių žmonių čia tikrai sutikau ir jaučiuosi labai įkvėpta. Praleidome tikrai daug gražių akimirkų kalbėdami apie gaminimo įpročius, apie receptus, apie tai, ką mėgstame valgyti. Dažnai tie pokalbiai nuvesdavo į prisiminimus apie vaikystę, apie mamas, močiutes. Pagalvojau, kad dažnai
tame, ką valgome ir tai, kas mūsų šildo iš vidaus, yra nemažai ir tokio nostalgijos prieskonio. Tai visai man įdomu patyrinėti, kiek tos nostalgijos kartu suvalgome ir kokio jausmo tai mums atneša viduje. Ir dar labai buvo gera tiesiog suktis šiltose virtuvėse, kai už lango spaudė šaltukas, lijo lietus. Tai virtuvė ta vieta, kuri labai sušildo ir tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Nekartą buvo aprūkęs, apgaravęs objektyvas, tai tikriausiai dalis nuotraukų ir bus truputį per miglą, per kylančius garus ar dūmus, nes gaminame ir ant laužo. Tai, man atrodo, tokie neatsiejami virtuvės ir gaminimo procesai. Su šią patirtį norėčiau įrėminti, įprasminti, išleisdama knygelę, bukletą, kaip prisiminimą, truputį siejant ir keliant klausimus apie nostalgiją, apie mūsų pačią aplinką ir maisto gamybą ir kokią vietą tai užima mūsų gyvenimuose. Esu vis dėlto įsitikinusi, kad kelias į meilę eina per skrandį. Na, ir per skrandį. Tai dar kartą jaučiu tikrai didelį dėkingumą visiems sutiktiems šiltiem, atviriem žmonėm, kurie taip nuoširdžiai ir gausiai dalinosi tiek savo gamybiniais, virtuviniais procesais ir receptais, tiek savo namais ir savo prisiminimais. Kodėl vėdarai? Vėdarai todėl, kad kaime mes aš didelį šeimą užaugusi, kiaulės augindavo tėvai. Ir kai kiaulę papjaudavo, tai reikėdavo kažkaip tą kiaulę apdoroti, likdavo to kraują. Ir mes įpratę nuo vaikystės, kad mama iškepdavo vėdarų. Kam kraujinių, kam bulvinių tų vėdarų. Ir tai visoje Lietuvoje tai buvo sovietmečiu. Kai kiaulę apdorvodavo, tai būtinai tą kraują laikydavo. Tai man yra toks tas skanus patiekalas. Jeigu man reikėtų dabar, pavyzdžiui, kas man skaniausia, tai pirma vieta būtų kraujinis vėdaras. Į metus gaminu kokius, priklausomai pavasarį gaunu to kraujo. Kraują man čia, kai kiaulė pjauna, čia kaime yra viena mokinukė, jinai man 3 litrį. Dažniausiai atveš 3 litrį, aš tada susipilstau jį į indėlius mažesnius ir šaldyklę. Čia greit nuvarvės. Žinoma, kokia kryptim išvežtas. Aha, tai va, vis tiek reikia, faktas, kaip blynas. Dedam druskas. O jeigu ir padauginsiu, tai bus su meilė. Jau lašinukai įtrapo. Jis didelis, mentė apačia. Ok, viskas gerai. Dar biškį toliau. Čia yra iš mūsų gimtinės krašto. Yra mėsinė tokia uoga. Papa, užverčiu biškį ir su. Bet galima šitaip, o jos karšta. O, žiūrėk, apšoka. Dėl čia. Nu, lašinukai, mano lašinukai, tikiuosi, kad jūsų užteks. Turiu dar. Gerai. Turiu biškai dar. Ir druskas dar biškai. Jo, ir sočiai. Ir sočiai bus, ne? Kraujas. Ir košė, ar ne? Jau dar perkošydau visą ko. Moteris, kuri man šitai daro, nebūčiau, čia irgi reikia nemokėti neperpilti, žinai. Jeigu padaugins, tada bus viskas skystas. Matot, iš karto spalvą pakeitė, karštus, kur pasidėjom, jisai nebus raudonas, jis jau gavo jau tamsiai ruda, nes jis jau praktiškai verda. Taip, išmaišau, kad nebūtų viskas konsistencija. Su pagaliukais droždavom malką skiedrą ir kad galėtų užsiūti vėdarus. Aš dabar pasiruošiu šitai. Norimutė sėkmės, pasirodė gerai. Gerai. Žarnos yra didelės. Nu, gal galėčiau, žiūrėsiu. Turiu dar tokį vamsdelį, bet man tai labai sunku. Vos neužšalo, žinok, reikėjo uždaryti. Ne tik, kad neužšalo, bet bijau.
Bet čia yra... Čia, kad jau, žinai, čia britkų, tai galvoju, eikit, aš čia pabaigsiu. Va, matai, žiūrėk, neringa, dėjau trupučiuką riebaliuką. Čia alyvuogių šašas. Tai žinok, ne taip, jeigu visiems prikimba. Diana? Aš. Kiek tau dėti? Užtenka gerai. Toliau kitas neringai. Skanaus sveteliai. Ačiū. Prabuokite, jeigu bus kas nors ne taip. Čia kur nors. Labai šiaip senovinis patiekalas čia. Palaukit dar, nežiūrėkit. Dar šitą be žarnos pagauju. Bet jie kaip pastovės bus dar skanesnė. Tikrai. Jau rytoj jie bus galite. Mano šefo padėjėjas. Antrasis šefas, žinau, pažiūrėti kraują. Aš vakar labai Tai pirmiausiai draugė gamindavo irgi tokiam, bet gal mažesniam, neturi reikšmės. Ir sako, Vaida, pabandom. Tiesiog savo idėjai. Kažkokį tokį aparatą? Ne, jin aparato neturėjo ir aš neturėjau, bet jin turiu labai paprastą. Turi puodą, turi šašlikinę, dedi ant šašlikinės viskas. Nes išsiverti su tuo, ką turi, tuo momentu. Na ir mes čia įsivirėm traškinuką, fainiai, ir nuo to prasidėjo mano aistra būtent šitam pomėgiui. Jo. Bet tam pomėgiui, tam, kad lauke? Kad lauke, kad galima būtų eksperimentuoti. Prasme, kad, kaip ir sakiau, galimybės yra didelis vištai išsikepti šašlykus. Būtent šitam špyžiaus puode tai yra nerealu. Dar vienas iš pomėgių. Tai taip pat gaminant, užsikuri laužiuką, čia kaip matot ir tą kitą. Turi būti žiema ir į vandenuką maudytas. Aišku, dažniausiai tai tik aš, arba su draugu. Jūs čia maudytas? Jo. O, vau. Ir žiemą? Būtinai. Kartą, du, tai būtinai. Tai čia reikalinga organizmui. Jo. Paskui grįžta čia susišildinti. Jo, bet šalta nebūna, iš tikrųjų. Jo, nes laukia būna šilčiau nei vandenį, o vandenį adaptuojasi kūnas per tą laiką. Ir tada jau su malonumu, prie katilų, prie visko. Ir gaminat toliau tą rutiną. Jo, nes čia truputį, kaip matot, užkūriau porą minučių. Reikia, kad užkaistų katilas ir tada jau visas procesas prasidės. Tai šiandieną gaminsim elnienos troškinius su voveraitėm. O tai elnės iš kur? Elnės mūsų miškų. Jo, draugas medžiotojas taip pat. Tai viduj pamatysit ir ragūpas ten, kur sėdėsim. Jo, ir mėsytė yra mūsų. Grybai taip pat mūsų voveraitės renkam, šaldom. Ir, tai... Neįtikėtina, kur mes čia papuoliau. Į žagarę. Kadangi gamini labai dažnai, tai jau pripranti. O šiaip pajauti ir truputį reguliuoji su durelėm arba su šituo, bet jau man realiai aš jau beveik niekados nenaudoju. Yra viduriukas nustatytas su šituo, su durelėm ir viskas. Ir matai, kiek to malkų pagal kepimą. Tu išgirsi balsus, švelniai apsančių. Bet šitas filmas kartojas jau 2000 metų. O per tą laiką pamiršom, kad esam kitaip. Gražiausios moterys iš karto atrašo. Ir nors plačiausios šypsenos nelieki jų lūpose. O artimiausi žmonės, jie ne kraujo tavo giminė. Bet labai greit paaiškės, kaip esi pasirengę. Kai viena iš jų atsistos prieš tave nusirengęs. Labai greit paaiškės, kaip esi pasirengę. Kai viena iš jų atsistos prieš tave nusirengęs.